Kaip prisijungti prie Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo e.teismas.lt. Tai galite padaryti dviem būdais. Pirmas būdas. Per elektroninius valdžios vartus galima prisijungti per elektroninį banką ar elektroninį parašą. Paspaudę prisijungti, būsite nukeliami į elektroninių valdžios vartų puslapį. Jei jungiatės kaip fizinis asmuo, reikės paspausti gyventojas. Jungiantis elektroninio banko duomenimis, reikės pasirinkti savo banką ir atlikti visus reikiamus veiksmus jo aplinkoje, kol būsite paprašyti patvirtinti savo duomenis portale e.teismas.lt. Antras būdas. Norėdami jungtis teismo suteiktų kodu, turėsite kreiptis į teismą ir prašyti šio kodo. Jungdamiesi su kodu, turėsite įvesti prisijungimo vardą, slaptažodį ir paspausti prisijungti. Tada pamatysite viešųjų elektroninių paslaugų teikimo taisyklės, kurias perskaitę turėsite pažymėti, kad su jomis susipažinote ir paspausti įeiti į sistemą. Jungiantis šiuo būdu pirmą kartą, teks pakeisti slaptažodį. Naujasis slaptažodis turės būti sudarytas iš nemažiau kaip 8 simbolių, didžiųjų ir mažųjų raidžių bei skaičių. Paspaudę keisti slaptažodį, pateksite į savo informacijos įvedimo langą, kuriame įvesti jūsų duomenys vėliau galės būti naudojami pildant ir pateikiant elektroninius dokumentus teismui. Įrašę reikiamus duomenis paspauskite išsaugoti. Prireikus šiuos duomenis galėsite koreguoti.